Koks jūsų vardas? Aldona. Dainius. Ir jūs esate sūnus ir mama. Taip. Jūs iš Alytaus esat? Gimimo aš iš Panevėžio, bet nuo 69 gyvenu Alytuje. Tai jau turbūt alytiškė savęs skaitė. Nu jau ne. Alytus ne. Panevėžys vis tiek lieka mano. Aha. O Alytui tik kad gyvenu. Seniai miręs, jau 30 metų, o gyvenu viena su sūnum. O dukrą irgi palaidojau prieš 22 metus. Nuo ko vyras mirė? Nuo vėžio. Vėžys. O dukra? Vėžys. Vėžys. Ir mama turbūt nuo to pačio. Bet ar jums diagnozuotas vėžys? Taip. 3 stadija buvo. Visiškai niekados nepasakytumėt. Ir dabar buvau operavo. Ir gydytojai stebėsi, jis kaip pasakė, sako, jum onkologinė liga. Sakau, žinau, aš jų turiu. Ir dabar vėl važiuoju rugsėjo 5. Vėl operuos. Su tuo susitaikiau, žinau, kad nebus kitaip, kol pajėgiu, kol nepasiduodu, kaip sako, tol aš gyvenu. Apie vaikystę patys šilčiausi prisiminimai, kažin ar šiuolaikiniai vaikai turi kažką panašaus į mano vaikystę. Tėvai tikrai manęs, taip, nors aš iš dalies gatvės vaikas toks buvau, bet tėvai niekad nepalikdavo taip likimo valiai. Tais laikais visi tokie. Grįždavom iš mokyklos, tėvai dirbdavo. Kol grįž iš darbo, mes būdavom palikti savo, ir ne aš vienas, visi taip. Koks buvai vaikas? Koks gal paauglys buvai? Paauglys, buvau pradžioje geras ir gana gerai mokinausi, kol neprasidėjo, žinot, ten 12-13 metų, kada pradeda brendimas toks. Ir prasidėjo tokių problemėlių visokių, nemalonumų. Teko ir tam vaikų kambarį vadinamam pabuvoti. Buvo tais laikais tokia programa, kur nusižengia paaugliai. Ir vis kaip ir visi kiti, kažkokių nei į vieną pusę, nei į kitą jau, taip kaip ir visi, kaip didžioji dauguma vaikų. Kaip kiti sako, pilka masė buvom. Nebuvom mes pilka masė, kiekvienas buvom su savo pasiekimais, su savo problemom. Kiekvienas buvom asmenybė, nors čia bando dabar sakyti, kad mes buvom tokie sovietų laikais, negalėjom išreikšti. Nebuvo taip. Kaip mokykla sekėsi, kaip kas po mokyklos? Sakau, mokykla sekėsi taip iki 5-6 klasės buvau. Ne tai, kad pirmūnas, bet trejetų buvo, bet ne per daugiausiai. Gana gerai mokslai sekėsi, o paskui, sakau, prasidėjo tas brendimas ir biškį gal daugiau gatvėj, ir mokslus biškutį apleidau. Kaip gyvenimas atrodė po mokyklos? Po mokyklos? Pabaigus mokyklą. Po 8 klasių, dabar po 9, sakykime, taip. Čia buvo tas pereinamasis laikotarpis. Mes baigėm 8 klasės iš tikrųjų, bet rašė, kad 9. Proftechninė mokykla. Tai tada vadinosi 9 proftechninė. Ten staliai, šaltkalviai, aš stalium baldininku. Mokinausi. Reikėjo mokintis 3 metus, bet aš atsimokinau tik tais 2. Ir perėjau į 57 profesinę statybininkų. O po mokslų
prasidėjo, gyvenimas atrodė jo. nu, kaip prasidėjo tie 90, po 90 dirbt, tai va, pirmam Alytui pas, nu, kas statydavosi namus, samdydavausi. Taip. Paskui prasidėjo tas vadinamas smulkusis verslas. Taip. Važinėdavom į Maskvą, į Baku, nu, veždavom prekes, į Rumuniją važinėdavom, kur dar, Leningradą. Motina daugiau apkeliavus Tarybų Sąjungos, o aš va. Nu ir va taip gyvenimas, ja, paskui prasidėjo Lenkija su darbu, žinot, kad nu, sunku būdavo rasti darbą, užsidarinėjo gamyklos, visur tų bedarbių buvo iki antus, ko išlakstė iš tos Lietuvos visas jaunimas, kad nebuvo darbo ir jokių perspektyvų. Vis tiek, kiek žinau, kad yra priklausomybių. Jo, pas mane taip. Kada prasidėjo vartojimo kažkokie reikalai, priklausomybė, kada pirmi potyriai buvo? Pirmi, kai sutikau, sakykim, taip savo, nu, pirmą meilę, pirmą moterį, va, su ja ir prasidėjo tas, sakykim. Jį parodė, kas... Jo, nu kaip, ne jinai pati, bet jos pažįstami ir jinai pati, vat, nu, pradėjo vartot, kai mes susipažinom. Ir po kiek metų tada buvo, kad jis... Po 16, jo, ankstyv. Vat, ir... Nu, va taip gavosi, kaip gavosi. Abudu jauni buvom, jinai buvo ką tik pagimdžius dukrytę. Nu ir, vat, susipažinom, žinot, tokia paauglių meilė ir pažįstami tie bendri, nu ir per tuos, aišku, aš negaliu kaltinti tų bendrų pažįstamų, bet, nu, vat, nu gerai, per tuos bendrus pažįstamus sužinom, kas tai yra narkotikai, nors, nu, tik tiek va ir sužinom, kad yra tie žodis, tie narkotikai, o kas tai, nu, pradėjom juos vartoti tik tais iš smalsumo. Atrodė, nu, gal kaip cigaretė, kaip alkoholis. Nežinom, kad būna priklausomybė netgi, nu, kad va, priprantama. Netgi tie, kurie vartoja jau prieš mus, jie patys dar gerai nežinojo, kur jie įkišę galvą, į kokią kilpą. Kas buvo tie pirmieji narkotikai? Opiumas. Jo, apie šitą vat girdžiu irgi, kad Alytui kažkaip pirmi daiktai daugam ir buvo opiumas. Tai visiems buvo, tik tais laikais kažkokie... Nieko kito ir nebuvo. Jo, nu kaip, medikamentiniai šitie, bet jie... Nei Lietuvoje, nei visoje Tarybų Sąjungoje nebuvo tokie populiarūs, nu, išskyrus gal morfijų. Bet... Klausimas mamai, kada pastebėjot, kad kažkas vyksta su sūnum, ne to? Aišku, iškart tai nesupratau, bet po kažkiek laiko pastebėjau, kad nebe taip, kaip anksčiau. O kas buvo tie požymiai, kurie išdavė, kad kažkas vyksta? Nu, pasikeitęs ir tokis grubus pasidarė ir, nu, nemoku kaip pasakyti, kokis, nu, jaučiau, kad kažkas ne taip, bet jau po to kaip kiekviena motina gal? Daug kur vežiojau, daug kur pas gydytojus, kur ir Vilnius, ir Kaunas apvežiotas ir visur, kad kas nors padėtų. Bet padėjimas buvo toks, sumoki pinigus šiandien, va jau gydys, rytoj jau jis namuose. Jis pareiškia, aš nenoriu ten, ir jį išleidžia.
iš Kauno taip pat parsivežiau, nes nuvažiavau. Ką duodavo? Kokias tabletės ar Net ką? leidžiami vaistai, nu paprasčiausiai kažką. raminančius ir migdomus. Leisdavo iš vien ir leisdavo, nu, kad kelias paras ne... Ten iš vis nuvažiavau, kad jis jau lavonas. O tai ta mintis, kad kažką tokia leidžia, kad pralauktum... Jo. Ten Anksčiau, nežinau. Anksčiau, nu, ir tie medikai nežinojo, kaip gydyti šitą problemą. Šitas neskamba gerai, kad leisti migdomuosius ir Nu, raminamuosius. Nežinau. Jo, va toks gydymas buvo. Apsvaigintam. Jo. Va taip darydavo savaitę laiko, sakykime taip, ant tų medikamentų, kad tu pramiegotum, o kad tu pripranti prie tų medikamentų ir grįžęs namo lipi sienom negali užmigti. Nu, niekas negalvoja, kad čia daugiau psichologinė problema negu tas fizinė priklausomybė. Pradėjot vartot, sakot, apie 16, ne? Buvo Jo. Kada tas vartojimas jau nebebuvo smagu, o kada jau pasireiškia, kad čia jau yra priklausomybė? Kada jau supranti? Jo, kad čia yra jau viskas jūsų Po- gyvenimo dalis. Kažkur po poros metų mes labai buvom ištempę šitą pradžią, nes padarydom tokias trumpas pertraukas ir vis, pradžioj, kai vartoji, tas smagumas, tas malonumas būna. O paskui vartoji vien tik todėl, kad būtum sveikas. Tai va mes su draugė sugebėjom ištempti taip iki 2 metų, nes padarydavom tokias trumpas pertraukėlės, bet jas padarydavom. Taip gyvenimas klostydavosi, aplinkybės ir ištempėm tą malonumą, bet tai nieko nepakeitė. Po to narkotikų medaus mėnesio, kai jau ta priklausomybė, kažkur netoli 20 turbūt, Jo. tada... Niekas nesikeitė, viskas taip pačiai, kaip sakiau, kad važinėjimai į kitas šalis, tas Gyvenimas toks pilnai, atrodo, vyksta... Vyksta, dabar va skamba. iš dalies vyksta, iš dalies ir, kaip jums pasakyti, dirbi tam, kad uždirbt narkotikams, o ten dar kažką tai dirbi, ir nėra gyvenimo džiaugsmo. Gal ne taip, ne gyvenimo džiaugsmo. Bet, tas gyvenimas toks nepasirodo, pasidaro monotoniškas, beprasmis. Gyveni tam, kad gyvent. Egzistencija. Jo, negyveni, o egzistuoji. Kiek laiko, nežinau, sakyti, būtuoju laiku, bet pabandome samuo, kiek laiko esate priklausomas, kiek metų tai jau yra? Daug neskaičiavęs, nes, sakykime taip, nuo 16 pradėjęs, iki dabar, tai atmesk, ten buvo 3 metai, 4, kai iš vis nieko nevartojęs. Kokios priežastys tų ilgesnių sustojimų? Vieną dieną buvo taip, kad nusprendžiau, ne ir viskas, iš namų neišėjau gal 2 mėnesius, iš vis, iš buto neišėjau. Ir po tų 2 mėnesių gal, tas, sakykime, persilaužimas. Kaip tada gyvenimas atrodė tos porą metų? Ryškesnis biškutį, ne biškutį, daug ryškesnis, matai, kaip artimieji džiaugiasi, sesuo buvo gyvena, buvo visai, pasikeičia gyvenimas. Matai kažką, vėl pradedi daugiau bendrauti su buvusiais klasiokais, ten, sakykime, su tai žmonėms, su kuriais nutrūksta bendravimas, kai vartoji. Ir kodėl
Vėl pradė. Jo, Vat šito irgi paaiškinti negaliu. tiesiog. Ateina viena diena ir vat, nežinau kas, bet, nu, kaip sako, adata moka laukti. Šito drakono nužudyti negalima. Jį galima tik tais nugalėti tam tikram laikui ir jis laukia savo urve tos va dienos, kada jis galės išlysti. Čia kiekvieną kartą, nu, tai aplinkybės susiklosto, tai stresas gal. Nu, aišku, kiekvienas narkomanas ras savo pasiteisinimą visą laiką. Nu, taip ir aš neišskirtinė. Koks sūnus buvo per tą aktyvų vartojimo laiką, nežinau, tuos daug metų, Nu, kaip jis keitėsi, koks Kaip? charakteris pasikeitė? aišku, pasikeitė visas ir buvo ir labai blogai, O kas yra labai blogai? nu kaip, jau pasidarė nesukalbamas, jau išeidavo, jau nepareina, jau lėkė, nebuvo tų telefonų, ieškai tie laidiniai telefonai. Ir, nu kaip, reikėjo ir dirbaugi, išeini į darbą, palieki, pareini, nežinai ką rasi. Ir pinigų buvo stoka jam. Nu kaip, reikia kiekvieną dieną pinigų. O tų pinigų, nors dirbom ir alga nebloga, viskas, bet tai vis tiek nepajėgsi duot, kiek jam reikia. Nes turbūt limito kažkokio net nėra. Nėra jokio. Davėjai apsisuko ir vėl neduodi, vėl barniai, vėl piktumai, vėl viskas. Nu ir va taip keitėsi čia jis. Kai aš sakiau, priejo liepto galą, jau pats mato, kad nieko, važiuojam į Panevėžį. Panevėžį pusseserė. Važiuojam. Nuvažiavom ir sakau, priimk Dainių. Nu ir ten jis ilgai išbuvo ir į vokiečius važinėjo, ten daug padėjo jam. Jau viskas gerai, jau viskas. Kaip jis sako, praeina ir vėl tas pats. O man, kai sako mest jį, tuo labiau, kad dukra išėjo, tai jau man buvo vienintelis, tai aš jau stengiausi ir jam kaip, nepritart, bet jau nebepjaudavau ten, kad tu toks ir anoks. Stengiausi atitraukt, bet nepajėgiau. O dabar, kaip, lanko tą metadoną visai kitoks ir dabar prieš buvusi visą gyvenimą, tai jau mes, kaip pasakyti, negali sakyti, gyveni gerai, bet žinau, kad kitaip nebus. Ir žinau, kad metadoną jis tą vartoja, negerai, aiškinu, kad sveikata, žiūrėkis, stengiuosi dėl jo. Nu ir taip va, abudu ir gyvenam. Kaip pavyksta ir kodėl išlaikot ryšį su mama? Nes atrodytų, tai yra pakankamai reta, atrodo, kai bendrauju su kažko priklausomu, tai ir nuo jo atsiriboja, bet jis ir pats atsitraukia dėl gėdos, dėl, daug įvairių. Taip, tai ir pas mus tai buvo, aš stengdavausi, motina, užsidėk akinius, motina gyveno sode ten, gyvenamas name. Aš gyvenau sesers bute, tokį atstumą laikydavau. Bet vis tiek tai atvažiuoja viską. O,
aišku, aš gal ir norėčiau atskirai gyventi nuo motinos, ne? Bet dabar man atrodo, kad jinai va, ir savarankiškas, bet aš, reikalingas ir man norisi nors kažkiek tai už tą savo, kaip sakėt, audringą gyvenimą, kažkiek jai atsidėkot, atsimokėt už tą visą, ką aš padaręs blogo, kiek įskaudinęs ir kiek nervų sugadinęs, nes, tokios motinos kaip mano, tai čia... Panašu, kad išskirtinis atvejis. Tarp išskirtinių išskirtinis. Tikrai kitos motinos pavargdavo, žinau, kad, ten ir dukras, ir sūnus pasakydavo, išeik, nes, Nes reikia ir save apsaugoti. Jo, kiek galima. O, mano motina, jinai kiek galėjus, kiek ir negalėjus, nežiūrėjus savo sveikatos, man padėjo. Ne vien tik dėl to, kad aš vienintelis sūnus likau, kaip mirė sesuo. Bet ir anksčiau sesuo buvo gyva. Taip pačiai ir sesuo nebuvo, mažiau dėmesio jai buvo skiriama. Taip pačiai ir man ir jai, mus vienodai mylėjo. Tas pagrindinis narkotikas, nuo ko jūs priklausomas? Ar yra kažkoks vienas? Nėra. Nėra, ne? Bet ir nėra pas mane taip, kad bent kokius. Ne, pas mane aš... Taip, pasakykim, iš dinozaurų tų likusių, kur opiumų pradėjęs, opiumą pakeitė heroinas, tas pats opiatas. Ir visi opiatų klasės, o... Fentanilis tai neįsiskait... Fentanilis, irgi, sakykim... Mintis jo lyg ir ta, bet ne taip. Už tais man ir, netinkant. Kiek laiko jau... Metadono programai stovi 10 metų, 11. Ar tiek pat laiko ir nevartojat? Nes aš kiek aš suprantu, kiek aš dabar klausausi, tai kad tas metadonas ir narkotikai labai dažnai vis tiek toliau eina koja kojon. Yra tokių, kas ir tą, ir tą vartoja. O pas mane nėra taip, kad, sakykim taip, aš vartoju metadoną. Ir vėlgi gal smalsumo dėlei, esu pabandęs to fentanilio, bet taip, kad aš jį vartočiau, ne. Sakykim, kaip per naujus metus šampano taurę išgeriu, gal kokie 20 metai, daugiau jokio alkoholio nevartoju. Tai taip ir su tuo fentaniliu, kai jis tik atsirado, taip, smalsumas. Kaip Alytuje narkotikų problema, ar jinai yra kažkas tokio matomo, ar situacija blogėjanti ar ne? Nes man dabar kalbinant įvairių žmonės, atrodo, kad viskas blogėja, bet aš tik tai žmonės, kurie susiję su tom kalbinu, atrodo. Tai... Nei blogėja, nei gerėja, kaip gali gerėt situacija surišta su narkotikais. Mažėt gal. Kas gali mažėt? Narkotikų pardavimas, narkomanų mažėjimas. Vartojančiųjų turbūt. Vartojančiųjų. Daugėja. Tada logiškai, jeigu mažėja vartojančių, turbūt sumažėja ir pardavinėjančių. Tokia logika. Ar priešingai? Priešingai. Vartojančių niekad nesumažės, nes jų vis papildoma. Yra papildymas. O kaip manot, kas yra tai, kuom papildoma, ta prasme, kokie yra tie lengvieji narkotikai, turbūt apie juos šnekam, kaip žmonės įsitraukia dabar jie? Ne, čia yra nesąmonė, kad pradeda nuo lengvųjų ir paskui įsitraukia. Taip, yra tokių, bet čia
Bet aš vien per šiandien nepagrindas. girdėjau ir apie va tą lengvųjų, bet taip pat girdėjau, kurie iš karto pradėjo nuo Taip. opiatų Taip. rimčiausių. Nu, čia kiekvieno, nu, kaip žmogui papuola situacija, kad, nu, va, dabargi labai populiarios tos tabletės, nu, va, kas šitiem jauniesiems pionieriams svarbiausia, kad nereiktų injekcijos. Nes, nu, daug kas labai, nu, bijo ir, nu, sutikit. Atrodo nešvaru. Nu, ir nu, nešvaru, ir, nu, per rimta. Nu, ir ne kiekvienas sugebės tai padaryti, nu, va, jūs dabar paėmę švirkštą į rankas, savo sugebėtumėt susileisti? Ne, manau, kad ne. Nu, va. Nesu bandęs. O šitie pradedantis, jiegi visai jaunučiai. Nu, va, jaunučiai ir jie eksperimentuoja viską, ko va, jau, sakykime, 25 metų jis to tikrai nedarys. O šitas 16-metis, ir arba pas juos stabdžiųgi nėra jokių. Ar žmogus gali būti priklausomas nuo ten alkoholio ar narkotikų, jeigu jis neturi kažko, nežinau, ar priklausomybės geno kažkokio, ar kažkokios traumos? Nu, mintis tokia, ar žmogus, kuris yra priklausomas, ar jam buvo lemta Būt priklausomu? Jo, ar tiesiog tam tikrai įvykių seka? Gal įvykių seka, auklėjimas ten visa kita. Nu, kiekvienam vis va kaip man, auklėjimas pas mane buvo kuo geriausias tikrai. Dar nu, ne kiekvienas vaikas. O čia pas mane grinai gal smalsumas, gal kad va, ta mergina, va, nu kažkas tai to. O kai kiti ten sako, oi, jo tėvai narkomanai ir jis bus narkomanai. Nesąmonė. Patikėkit manim, aš žinau, va, amžinatelis narkomaną, kurio vaikas, nu ir ne viena, kuo puikiausiai mokinasi ir pasiekęs gyvenime, duok Dieve, kad visų vaikai pasiektų tokias aukštumas. Čia, kad genai kalti, nu, man atrodo. Ne. Tikrai ne genai. O kaip mūsų atveju, tai gal per daug geras gyvenimas buvo, per daug lepinamas, Va, gal. ko užsimanė. Viskas yra, nu ir pasiekmės gavosi kaip gavosi, o genai tikrai ne. Ar kaltinat, ar būna, kad kaltinat save? Taip, reikėjo du vaikai, abu vienodi. Abiem vienodai nebuvo skirtumas. Abiem kelialapiai kur tik nevažiavo. Ir į Jaltą abudu, visur viskas vienodai. Bet kai ir dukra. O Dainiulis mažiukas, Dainiuliui va užsimanė ir viskas. Ir yra. Nu va, tik nuo to. Genai jokie. Šeimoj gyvenime nebuvę. Anksčiau gal ir nebuvo dabar. O nuo per didelio lepinimo, aišku, aš kaltinu ne jį, bet save. Čia kaltinu tik save ir nebuvo pagalbos iš šono. Paprasčiausiai nebuvo, nebuvo susidurta su šita problema. Pasakysi, niekas nežinojo kur. Atvežk jį ir į Maskvą ar kur nori. Jeigu vienas šitą bėdą. Jo, pradžioj nei gydymo nebuvo nieko. 10 metų metadono programų čia daug, mažai? Daug. Daug jau skaitosi, ne? Daug. Bet metadono visa ta esmė yra taip pat ir jo mažinimas, taip. Ne? Ar... Aš padariau didelę klaidą šitos programos pradžioj. Man iš karto reikėjo
nu, kaip ne iš karto, bet, nu, vat, sakykime, kaip yra sudaryta ta programa ir ten po 3 mėnesių kiek pradėt mažinti. O aš vis to mažinimo bijojau, nes, nu, žinau, kad po biškutį mažinsi, šiek tiek ta abstinencija vis tiek jausis, taip nebus, kad ne. Nu, aš kitą mėnesį. Ai, dar už poros mėnesių. Nu ir va taip atidėliojau ir praėjo va taip 2 metai. Paskui jau po 2 metų, taigi bus, nu suprantat, dar didesnė abstinencija. Nu ir va vis susitaikydavau su tuo, kad, ai, o kam? Dabar labai gerai viskas kam. Todėl, kad nu vis žinodavau, kad, ne vis žinodavau, bet vis bijodavau, kad nu vėl nesugrįžčiau prie tų sunkių vėl narkotikų. Galvodavau. Dabar galvoju, kad gal geriau taip žvirblis rankoje negu briedis lankoje. Nu, čia nelabai tinka šita patarlė, bet nu, gal geriau iš 2 blogių pasirenki mažesnį. Nu, tai skaitau, metadonas mažesnis, nors reiktų ir jo atsisakyti, paskutiniu metu dažnai apie tai galvoju, bet kol kas yra taip, kaip yra. Metadonas keičia kažkiek gyvenimo kokybę, jis slopina, ta prasme, jo pats poveikis jums. Nu, jeigu jo daug vartosi, tai jis veiks kaip narkotikai. Jis ir yra narkotikas sintetinis. Bet jeigu ten pagal tavo visas, jeigu tik tiek, kad nuimt abstinencijai, tai ką jis gali keisti? Aišku, sveikatai, kaip aspiriną gerk 10 metų diena dienon ir tas tau padarys žalą. Tai pačiai ir čia. Aišku, keičia, kad reikia kasdieną ryte važiuoti, pasiimti, bet neišvengiamas blogis. Supratau. Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Prašom. Prašom.